Jo jis daro senoviškai, visiškai. Bandelių mėlės daro, kaip tėvai krosnį. Bandykit paragauti, kaip jo atrodo. Aš viską paaiškinu. Tai kas mums liko? Vidas, Kregždė. Vidas, Marius Jonas Valiukas ir Remigijus Kregždė. Trysia. Pradžios vėl, sėdėkit su savo žmonėmis. По традиции я здесь уже нахожусь 4-й раз. Традиция я делаю всегда здесь плов. На этом мероприятии. Ну и сейчас тоже. Начался процесс самого интересного. Чапаневичья команда. Все у нас тут есть. Танцоры, певцы, пиводелы, пивовары. Пиво-пивы. Так, Колнапилс мне не заплатил денег за рекламу. Давай поднимем немножко. Так, ага, хорошо, хорошо. Как? Стартуем нашим маленьким скромным столом. Звездный час, да, говорите? Ты еще держишься, Руслан? Конечно. Не смотри. Всегда держусь, а куда не деваться? Делай это... Поспешных. Нет, Сарматос. Яры. Чамусы, йо? Алус. Паневижетишкес алус. Мусо алус. Нумерес. Давай с вагоны поднимем. Geriau šampaną su gražia pana, geriau šampaną su gražia pana, su gražia, su gražia. Šaltas, ištaiso daug ledų. Aš šaldytum vakar. Teu vadėjų nebėra. Dabar stovi vis tiek savo. Tu girdėjai, ką sakė? Держи. Pavardėm pažinau. Oi, kaip skanu. Koks kudukšlis, įpilk, nepasimažinai. A kuo tu vardu? Mes žinosim, kaip tave kviečia. Mantvidas. Kiek? Aš čia susirašęs, ką nepamiršt. Vyrai eina ten, viską išneša, jeigu rimtesnė čia yra būdelė. Vyrai, moteris į aną pusę už.
Po kurio laiko antroji renginio pusėje paleisim nedidelį bidonėlį, reikės susimti. Reikia dabar, Povilai, ateik čia. Taip, reikia pagalbininko, kurie pilsti. Man ir viena šita, tai man 4 tikrai. Ką? Jo, tai duok 2. Ateikit čia. Šitos teritorijos būt gerai, nes tada nešioja jums duoda lovas. Medžiotojų atvažiuos, bus 6. Gerai, tai mes jos. Dabar tai, aludarių nuotraukas, matysite ir veidą. Tai jeigu kas, pretenzijos jiems. Tiek katūrai. Po kurio mes jau pradėsime ir pradėsime nuo pačio sakraliausio, tai Varkalio Verkelio iš Varniūnų kaimo, jeigu neklystu. Va čia jo bačka. Tada būna nesklandumai. Ačiū. Kad mažai nepasirodytų. Kas čia? Bebras. Bebras? Bobras? Da. Biberis. Bizonas. Tai jisai nori pristatyti, žinosim. Visiems labas vakaras, su kuo nepasisveikinu, tai gero pasibuvimo, taip pat komisijai sveiki. Alų atsimenu nuo vaikystės, kažkaip tai tėtis sakydavo būti ir rūgimo procesas vyko vonioje, kur prie gyvatuko. Tai atsimenu, kad po truputį tobulėjom, paskui perėjau į kitus vandenis ir visgi noriu pasakyti, kad šitas alus, kurį ragausit, nebus grinai mano alus, aš esu mokinys ir atstovauju tokį žmogų, kurio vardas yra Vydas, pavardės kol kas nesakysiu, jeigu patiks alus, tikrai susižinosite. Ir manau, kad 1 balą aš tikrai iš komisijos narių būčiau gavęs, jeigu būtų komisijos narys, būtų buvę viena moteris. Alus tikrai toks moteriškas, švelnus ir skanaus. O, šitą pagalvau. Nu ką, vaikinai, davai, dirbkit. Ištraukit dabar. Salatai.
ir neškitės prie savo stalo. Ten daug dar pridėta. Dar vieną. Atsukit ten kažkaip. Šitą prie mūsų stalo. O, pirmas klientas mūsų. Dar dėgi šeimininkam. Bliamba. Šeimininkai dalinsis. Toj mėsis. Mėsytės du. Vieną gabaliuką jam duok va šitą mažiuką. Nu, pasakyk. A skanu? Karšta. Karštą biškį palauk. Ačiū labai. Шеменинки дуас. Проходит очередь для жюри нашего пива, поэтому мы нервничаем, а когда мы нервничаем, мы кушаем. Два плова разных. О, покажи. Это тоже сделал наш товарищ. Это свинина? Да. Stipriai laikykit. Visai neiššau. Sustos paragauti išeis. Ačiū. Visiems. Так, ты что, тебе же попало. Марка, Рами. Gali pabandyti. Prašiau pirštį, kad nieko nebėga. Кто лезет в казан мой? Я чё? А, это ты? Тебе можно простить. Ну, свои. Žinok, pats tas abelis tik statyk, įdėk leduves ir turėk. Jo. Nu ką, ir priartėjom prie kulminacijos dabar. Kilogramą pienių ir pasakė, darykit, ką norit. Mums tik tai, jeigu galima, pasėdėti paragauti. Tai aš dabar kviečiu Wolfas Engelman, Aludarį, Raimondą. Kaip čia, jo privalumas buvo stipri puta, unikalus skonis aromatas, kuris taip pat yra ir vaisiškas, kas mums patiko visai. Ir tai yra Vytautas Galiūnas. Ačiū Valdai už mėlės pirmiausia. Kilogramai man užteko 1,5 metų, apinėjai. Naudodamas į progą labai noriu padėkoti Valdai
už 4. čempionatą, už šiltą priėmimą, už sodybą, už žmonos kantrybę. Ir 15. Valentinui. Labai gerą spalvą ir subalansuotą skonį. Ačiū labai. Biržai išrinko Panevėžį, kai biržiečių skonių labiausiai priimtiniausi. Gerai, gerai, gerai. Ašgi sakiau, kad moteris. Valentinas sakė, kad čia moteriškas alus iš pat pradžio. Tai vat ir gavosi tai. Nu ką. 4. Biržų krašto naminio alaus varžytuvių nugalėtojas sėdi čia, užsidėjęs kepurę, skryblę, buvo labai žulus vandžiojo čia prie komisijos, visą laiką vaikiau kaip musė. Bet labai širdingai jisai atsiliepė visą tai, žmogus, kurį galite matyti YouTube, žmogus, kuris gyvena iš tikrųjų toje dvasioje ir aš manau to nusipelnęs yra. Ir tas žmogus yra susijęs su šita sodyba, Kupiškėnas Valdas Alekna. Taip, dabar žiūrėkit. Giminės. Engelmanui ačiū. Reiškia, už dabar